Užmerk akis. Įkvėpk. Iškvėpk. Atsipalaiduok. Dar kartelį giliai įkvėpk. Iškvėpdamas prailgink kvėpavimą. Kvėpuodamas pajaus, kaip atsipalaiduoja tavo kūnas. Nurimsta mintis ir tu nurimsti. Kai vyksta susijungimas, kai aš savo dėmesiu, savo noru, savo ketinimu būnu susijungus su juo, su savo vidiniu aš, tada ateina ramybė, užlieja atsipalaidavimas. Tai vyksta kiekvieną minutę, kiekviename žingsnyje, kiekvienoje akimirkoje. Kiekvienoje situacijoje mano vidinis tikrasis aš yra su manimi. Ir aš savo jausmu, savo noru dalyvauju su juo savo gyvenime. Mano gyvenimas man padeda jaustis gerai, ramiai. Nes aš atėjau ne tam, kad kentėčiau išgalvotas kančias, kad praeidinėčiau skausmo išgalvotos atitrūkimo pamokas. Mano aš atvyko čia džiaugtis, turėti malonumą, atvyko čia patirti, mokytis, atvyko džiaugtis ir švęsti. Kai tas ryšys su manimi viduje, atsiranda ir džiaugsmas. Taip, aš neignoruoju situacijų, kai užeina pyktis, kai užlieja negatyvios mintis. Bet aš pasirenku. O kaip norėčiau mąstyti? O kaip galėčiau dabar jaustis? Mūsų savijauta priklauso tiek, kiek esame susijungę su savo tikrąja dalimi. Gyvenime vyksta daug pasirinkimų. Kiekvienoje situacijoje aš renkuosi, kaip man jaustis, kaip man matyti pasaulį, kaip man matyti save. Ir jeigu aš pradedu rinkti skausmą vietoj džiaugsmo, liūdesį vietoj atradimo, laimės,
tada aš esu savo gyvenimo kūrėja. Aš sąmoningai renkuosi. Tik iš nežinojimo galima rinktis kančią, tik iš nežinojimo gali rinktis skausmą, negatyvias mintis, kritiką, vertinimą, smerkimą, susireikšminimą. Kai išaušta nauja diena, atsikeliu ir būna tokių tikrai dienų, kad man taip nesmagu, taip nefaina, negera, kad joje teks būti, taip viskas atsibodo. Bet mano sąmoningumo darbo dalis yra ieškoti būdų, kaip susijungti su savo vidumi, kaip leisti jam reikštis, kaip įsileisti man džiaugsmo į savo gyvenimą, kaip prašukuoti savo negatyvias mintis geromis, kaip pripildyti savo širdį meilės, tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu, kaip prisipildyti gausos, kaip pasitikėti ateinančią dieną, kaip suaktyvinti savo tą vidinę jėgą. Jeigu aš leisiu pasirinkti mintis apie praeitį, tų negatyvių situacijų, patirčių, skausmo, liūdesio, tai aš liksiu, kur esu, kur buvau. Jei aš pradėsiu save guosti, užjausti, aš liksiu, kur buvau. Jei aš save plaksiu, nuvertinsiu, smerksiu, aš liksiu, kur buvau. Aš pats kuriu, kaip jaučiuosi, aš pats kuriu tą realybę, kur esu, kaip man gyventi, iš pertekliaus, gausos, kokias mintis man pasirinkti, kaip dieną man pradėti. Aš ir niekas kitas už mane negali nuspręsti. Jei aš galiu sugalvoti, kad liūdžiu, vadinasi, aš galiu sugalvoti, kad galiu džiaugtis. Štai todėl kiekvienoje situacijoje aš esu tikruoju savimi, su savo vidumi, ir galiu rinktis, kaip man mąstyti, jaustis, kaip reaguoti į situacijas ir kaip pasiruošti ateinančiai dienai, susidėlioti savo mintis, pakeisti požiūrį ir su džiaugsmu, meile, pasitikėjimu, gera nuotaika, dėkingumu einu pasitikti naujos dienos. Aš esu savo gyvenimo kūrėja. Aš renkuosi būti laisva nuo negatyvių minčių, nuo visų ribojančių įsitikinimų, blokų. Pajausk meilę savo, nuostabiai žemiškai struktūrai, gyvenančiai vardan kūrėjo. Būk kūrėjo įrankiu.
Būk tuo, kurie per suvokimą, pajautimą, tikėjimą ir tiesos išgyvenimą įaus naujas gijas į materialios tikrovės audinį. Būk tas žmogus, prie kurio būti gera, šilta, džiugu, dalinkis meilę, džiaugsmu ir šviesa. Būk savo naujuoju aš. Perkurk save. Tu tai gali. Aš tikiu ir pasitikiu. Tebūnie taip. Tebūnie taip. Tebūnie taip.